Nu tai labas visiems įsijungusiems šitą vlogą. Nežinau kaip garso kokybė, nes ką tik įkritom į upę. Ir aišku su telefonu, todėl nežinau kokia kokybė garso gausis. Džiaugiausi, kad beveik greičiausiai net neįkrisim, bet žodžiu įkritom, nu kaip įkritom, neapsivirtėm, bet tiesiog už tokio akmens užkliuvom, suskersavom ir paskendom šiek tiek. Tai esu iki čia visa šlapia. Sustojom dabar prie tokio piliakalnio. Padievaičių, man atrodo, piliakalnis vadinasi. Labai faina diena, iš tikrųjų pasitaikinu, labai kepina. Lietaus nieko, bet oras geras, vanduo. Šiaip buvo atrodo šaltas, bet kai kritau, jokio šalčio nepajutau, taip atsigaivinau netgi. Žodžiu, pirmą kartą su baidarėm plaukiant. Nu, buvo baimės žodžiu, ir įkritom. O ten toks netičiukas. Ne mes vieni, ten, man atrodo, prieš mumis dar 3, man atrodo, irgi apsivertė, nes ten labai tokie akmenys. Tai tiesiog norėjau visi jums greitai pradėti vlogą. Nu, pradžią matėte, aišku, vlogą, tiesiog tą visą įžangą, tik norėjau pasisveikinti ir prisiduoti, kad plaukiam su baidarėm, kad pasikrikštėjau pirmą kartą įkritau į baidarės į vandenį. Šį savaitę buvo žiauriai bombinė. Lėkimas, bėgimas, galvojimas, planavimas, kraustymas, žodžiu, iš tikrųjų labai išsunkė ta visa savaitė. Dar plus tos baidarės, nu nebuvo sunku su tom baidarėm, iš tikrųjų lengva. Bet vis tiek vėl tas toks lėkimas, čia grįžom, čia vėl kažkur. Žodžiu, vakar buvo visiškas autas, nieko neveikiau. O šiandien atrodo graži diena bus. Šiaip tėvai siūlė jau važiuoti, vakar man siūlė, nes sakė, mes važiuosim šiandien į Latviją prie jūros, į Papę. Dar esu apmąstymuose, ar čia važiuosim ar ne, bet galvoju, ką daugiau veikti tiesiog. Gal pirmą kartą prie jūros reikia nuvažiuoti pailsėti tiesiog, nes dar nebuvom prie jūros. Nors vasaros vidurys, jau beveik baigėsi vidurys vasaros ir dar nebuvo realiai kada nuvažiuoti prie jūros, tiesiog pačilint, pasidegint, pailsėti. Nu, nes tų orų nebuvo niekas dar normalių. Tai jaučiu, kad pasimsiu tajuką, nes vyras jau išlėkė su savo reikalais prie namo darbuotis, tai žodžiu, jeigu ką, varysimės dviesi. Kaip supratot, esam atvykę į Nidą. Tiesiog keliom dienom pabūt, pakeisti aplinką. Čia saulutė nešviečia ir jau po truputį pradėjau lašnuoti. Taip, čia visada yra kitoks oras, bet nešalta. Rytoj nepraneša saulės. Na, žiūrėsim. Ai, nu tiesiog pabūsim ir tiek. Pavalgėm pusryčius, oras visai neblogas, bet jau per programėlę rodo, kad apsiniaukis visą dieną, nors saulė šviečia nuo pat ryto. Yra vėjas, aišku, toks nemažas, bet šios dienos planas yra išsinuomoti dviračius, kad būtų vienas dviratis, žinot, su ta vaikiška kėdutė ir tiesiog pasivažinėti kažkur.
Ar prie jūros pusės kažkur, ar palei mares, nu žodžiu, žiūrėsim. Prie jūros degins? Žodžiu, vyrs kaip visat planus gadinu. Mes važiuosim su dviračiai. Nu, beprotė. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Nu, padarys mamai kavą. Nu, paduką paduoti. Dabar reikia išpilti šitą. Nu. Peniuką paduoti. Reikia pilti peniuką. Pilti čia. Nu, laikyk. Mamai kils pieno čia. Dabar reikia paduką pastumti, dargi. Nu, į kitą spausti. Tu iškaisti. Tata, paspauskime. Va, tik užsiklausiu gerai. O, einam išplausim, einam. O, kaip vandeniaus pribėga. Aha. Taip, reikia viską išvalyti. Nešam išvalyti. Nešam. Nu, įdėsi? Nu, tai nuvalysiu, dabar šitą įdėti reikia. O, liuks, šurnuoli, duok 5. Duok 5, mamai kavą padarai. Opa. Čilin pavėsi su tajuku. Esam prie Maščio ežero Telšiuose. Žodžiu, vakar grįžom iš Nidos. Pabuvom mes kiek ten? 3, man atrodo, dienas. Kadangi vyrui reikia vėl grįžti darbus prie namo, tai turėjom parvažiuoti. Na nieko, pabuvom šiek tiek, tiesiog pakeitėm aplinką. Deja, su dviračiais nepasivažinėjom. Tai teko tada, kaip sakiau, važiavom prie jūros. Na žodžiu, šiaip būtum galėję grįžti mes su tajuku sekmadienį, nes aš vėl atvažiavau 4 vakare ir būtum su jais grįžę. Bet tiesiog, galvojom, važiuojam namo, nes sesė man rytoj išvyksta į Daniją, jinai buvo grįžusi. Tai bent atsisveikinti, kad galėtumėm. Šiaip vyrutis turėjo miegot, net nemiega. Ledų prisivalgė, nebeužmiega dabar. Ir labai karšta. Sėdim pavėsi tiesiog pailsėti šiek tiek nuo to saulės. Šiaip kitą savaitę turiu visokiausių planų. Reikia nagus susitvarkyti,
žodžiu, net gėda rodyti, ant tiek ataugo nagai, kad vis nespėjau susitvarkyti. Dar varysiu vienai veido procedūrai. Ir ką dar turim planų, viziją. Tokią viziją turim kitą savaitę varyti į Latviją su tėvais. Tiesiog paturistaut, kaip pasakyti, keliom dienom, kokiam 3-4, apžiūrėti Latviją, o jeigu tiksliau, tai į Siguldą. Tai galvoju, gal reikia važiuoti tiesiog keliom dienom pro Rygą, Rygoje, sakykime, pabūt pasivaikščioti ir tada į tą Siguldą kažkiek ten pasivaikščioti. Susidariau šiokį tokį maršrutą, kur ką aplankyti, nes vis tiek būsiu nakvynėm, aišku. Dar smarkiai nieko ar taip neaptarinėjom, nesudėliom jau viską. Nes nežinau vėl, ar vyras važiuos ar nevažiuos, ar jam čia bus tų reikalų darbo ar ne. Nes jeigu nevažiuos, tada mes su viena mašina važiuojam. Jeigu jisai važiuos, tai mums gaunasi važiuoti su 2 mašinom. Nes būtų, kiek čia, 5 suaugę ir 1 vaikas. Tai vieną mašiną netilptume. Nors tėčio yra 7vietė, bet, nežinau, gal su tėčio mašinu važiuotumėm tada. Tai, dar žiūrėsim, žodžiu. Turim tokią viziją, nors šiaip mūsų vizija buvo planas važiuoti į Lenkiją. Į Lenkiją, čia mes pavasarį, man atrodo, kalbėjom su tėvais, kad jie norėtų labai Lenkiją aplankyti. Maždaug kažkur iki Zakopanės, į Čekiją, gal ten Vengriją grįžti, taip. Žodžiu, buvo, kaip pasakyti, vizija, bet daug kas nepasirašė, nes norėjom varyti visą šeimą, tiek siūlėm sesį šeimai siūlėm, tiek mums, tiek tėvams, tai čia būtų mūsų nemažai žmonių buvę. Kažkaip atkrito sesį, nenorim, ilga kelionė su mažylė. Aš suprantu, bet, nežinau, įmanoma, aišku. Bet, žodžiu, jie tokie labiau apsidraudė, tai vyras man sako, tada nebedomu, jeigu nevažiuoja tavo sesė su vyru. Žodžiu, taip ir gavosi, kad nes belieka mano tėvai, aš, mano vyresnysis sūnus ir tais. Tai sakom, gal tada iki bent jau Latvijos pavažiuojam kažkur tiesiog, kad išnaudoti tą vasarą, tas dienas, nes sūnus irgi išvažiuoja jau kitą savaitę į Daniją, išplaukia atgal. Tai tokie reikalai, tokie planai, tokios vizijos, nežinau, kaip čia gausis. Ačiū. Tikrai nemažai prisijungėt prie mano Instagramo po praeito vlogo, kai paraginau tiesiog, kad prisijungti, tai ačiū labai, kad prisijungėt. Kadangi vis tiek Instagrame aš kiekvieną dieną istorijus kažką keliu, tai galit matyti labiau mano tą tokį kasdienį gyvenimą nei vlogose, nes vis tiek vlogai ten užtrunka kokią savaitę, 1,5 ilgiau, kol įkeliu. Tai tiesiog, kad neužsimiršti, bet galit pasižiūrėti ir per storius mano Instagram ar kažkokios reelsus padarau nuotraukos, tai ačiū labai, kad pradėjot sekti ir aišku, ačiū tie, kurie jau mane seniau sekat. Atvažiavau ką tik nagų susitvarkyti, atrodo taip. Wow, nežinau, ką jinai man sakys, jinai paskutinį kartą ir darė juos, bet ant tiek sugebėjau atauginti. Bet matot, puikiai išsilaikė, niekas niekur nenulūžo. Ir jo, einu pasidaryti, nes nebegaliu su tokiom, žinokit, kanopom, man visur kliūva, erzina, negalėčiau nešioti tokių ilgų nagų. Good morning. Naujai atgimė nagai. Sutvarkiau vakar nagus. Plaukų nebejok nenutrumpinau, tiesiog kai užsidėjau maikę ir palikau sugaišti. Ruošiuosi, kaip ir minėjau, vienai veido procedūrą eisiu. Daug nieko nesidažysiu, tiesiog savo rytinį ritualą tą pasidarysiu ir kokiam blakstiems gal pasidažysiu. Aš esu rodžius, kad turiu 2 serumus iš Skin Lovers. Vienas yra toks labai skystas permatomas, kad yra toks nors ne, čia tik buteliukas toks matinis, bet jis tiesiog toks biškį tirštesnis yra ir čia vitaminas C. Tai rytais naudoju vitaminą C, o vakarais naudoju ten tiesiog drėkinant su hialurono rūgštim. Man labai patinka pats geriausias, iš kurių esu naudojusi serumą. Tai šitas labiausiai patinka, nes labai gerai susigeria. Žodžiu, aš ne apie tai norėjau pasakyti. Tai vakar dar po nagų galvoju užsuksiu į drogą, bet neradau drogę, kur pastatyti automobilio, plus smarkiai lėjo, galvoju, aš neisiu iš kažkur toli, tai nebevažiavau į drogą, tai nulėkiau greitai į Eurokos, galvoju, gal ten rasiu Golden Rose standą,
jau nėra ten, nežinau, greičiausiai jie net neprekiauja. Tai nebuvo stendo, bet netyčia užkliuvau už kito stendo. Tai man į akis įkrito vienas prekinis ženklas, kurį aš mačiau Instagram'e labai daug dabar populiaru, labai apie jį, labai jį reklamuoja dabar. Tai va šitas. Mine Tan Body Skin. Žodžiu, savaiminio įdegio putos čia. Jų buvo pasirinkimas didžiulis, aš taip pat neapsisprendžiau nusipirkti ir pamačiau internetinį jų parduotuvę. Tiesiog galvojom, čia tokia spalva, čia tam, čia su tuo, čia taip. Bet pasiėmiau medium dark. Nėra tas jau labai, kaip pasakyti, labai stipriai jau medium, bet toks biški išvelnesnė pusė. Nes galvoju, aš vis tiek esu tą baltą odį, tai man gal nereikia iš karto tokio tamsesnio. Ir čia yra putos. Aš vargstu su tai savo įdegiais, turiu ir purškiamą dabar šiuo metu. Esu putų turėjus, nežinau, kiek įvairiausių. Purškiamas gal patogiau yra naudoti, nes tokia daugsna užsipurškia lygiai. O čia vis tiek reikia tepti, nes čia yra putos. Nepirkau pirštinės, vien dėl to, kad aš turiu Vilniuje tą pirštinę, tai galvoju, ką man dar čia pirkti, dėl kokio vieno karto. Dar jinai kainavo 7 eurus, tai galvoju, ne, tikrai nepirksiu. Tai pabandžiau šiek tiek, aišku, nesimatys čia ant rankos, tiesiog taip švelniai pasitept, nes putos jo yra tokios gan tamsios. O tokia tamsi spalva, jokios oranžinės nieko. Nors ir rašo, kad yra kokosų kvapo, užsitepus tikrai lieka kokoso kvapas, nėra tos, žinot, keptos vištos, to tokio dirbtinio įdegio, kai būna, tai tie kvapai dažniausiai. Nežinau. Aš šiaip esu tokia į geltonumą mano oda. Tai, man atrodo, kai yra ta biški tokia. Nežinau, jeigu čia skaitosi ruda, tai gerai, sakykime, ruda. Ir kas dar, švariai nusiplauna nejokiais plėmais ir pasidengia nejokiais plėmais. Ir, žodžiu, nėra to fake teno kvapo. Tai šiaip buvo akcija, galvoju pasiimsiu, išbandysiu. Tai va, aš už šitą užkliuvo. Pasiėmiau ir daugiau nieko nepirkau, variau namo neslyvių. O va dabar, sakau, ruošiuosi tai pas kosmetologę vienai procedūrai veido. Bet apie tai aš manau pakalbėsiu kitam vlogė, nes noriu užbaigti šį dėl to, kad kuo ilgesnis vlogas, kuo daugiau filmuojamos medžiagos, tuo ilgiau užtrunka jį sumontuoti, jį kelti, apdoroti ir taip toliau. Tai galvoju padarysiu trumpesnį, gal kelsiu greičiau. Tai vis tiek šio bei to matėt šitam vlogė, tai ačiū, kad jį žiūrėjot ir susitinkam sekančią mano video. Ate.